Sveiki, čia Gintarė iš Tavo Sveikata LT. Šiandien pasidalinsiu vienu labai greitu, paprastu ir lengvu būdu, kaip galite nuraminti save, kai esate įsielektrinę, kai esate stresinėje situacijoje ir kai negalite užmigti. Vienas pratimas tinka abiejoms situacijom, dėl to, kad jisai nuramina mūsų nervų sistemą fiziologiškai. Ir tai yra kvėpavimo pratimas. Tai principas yra toks. 10 sekundžių lėtai įkvepiate, užlaikote kvapą 10 sekundžių, 10 sekundžių iškvepiate ir vėl užlaikote kvapą. Visą tai kartojate 3 kartus. Žinau, kad iš pradžių įkvėpti per 10 sekundžių, užlaikyti kvapą 10 sekundžių ir taip toliau gali būti sudėtinga. Dėl to, jeigu tai yra nelabai komfortiška, pradėkite nuo 5 sekundžių. Tai aš tuoj pademonstruosiu 5 sekundžių kvėpavimą vieną raundą, reikia daryti 3, kaip tai atrodo. Tai tiesiog. Viskas. Ir čia yra vienas raundas, tai jeigu darote po 5 sekundės 3 raundus, jums tai užtruks daugmaž minutę. Ir kodėl dabar tai nuramina mūsų nervų sistemą? Tai mūsų organizmui yra reikalingas stresas tam, kad kai mes esame pavojuje, mūsų organizmas gamintų adrenaliną ir naudotų visus organus ir visas kūno funkcijas tam, kad mes pabėgtume nuo stresoriaus. Praeitie tas stresorius dažniausiai būdavo kažkoks tai gyvūnas, pavyzdžiui, tigras, o šiandieninėme pasaulyje tai nebėra tigrai, bet tai yra mūsų kasdieniai rūpesčiai. Tai yra darbas, tai yra finansai, tai yra šeima, tai yra barniai ir visa kita. Ir mūsų organizmai reaguoja lygiai taip pat, ar mes bėgame nuo tigro, ar mes esame įsielektrinę nuo tokių nemalonių gyvenimo situacijų. Ir kai mes įsielektriname, mes pradedame labai greitai kvėpuoti ir tai sužadina visą organizmą, visą adrenaliną tam, kad pabėgtume nuo pavojaus. Tuo metu mes kvėpuojam trumpais įkvėpimais ir iškvėpimais ir labai greitai, daugmaž taip. Ar ne? Ir tokiu būdu mūsų organizmas supranta, kad mes esame streso lygyje. Dabar tas streso lygis, kai jis yra trumpalaikis, jis yra naudingas, bet kai mes stresuojame visą dieną ir gal netgi to nepastebime, tai itin gadina mūsų visą kūno ilgamžiškumą. Tuo tarpu, kai mes esame ramioje būsenoje, pavyzdžiui, miegame arba tikrai esate matę žmogų miegantį šalia, kaip jisai kvėpuoja lėtai ir giliais įkvėpimais. Ir tai yra žmogui natūralu, kad kai stresuojame kvėpuoti greitai ir mažais deguonies kiekiais, o kai norime atsipalaiduoti ilgais įkvėpimais, užlaikymais ir giliais įkvėpimais. Tai tiesiog fiziologinis patarimas, kvėpavimas galite tikrai atlikti bent 3 kartus per dieną, ryte, per pietus ir vakare. Ir net jeigu manote, kad nepatirite per dieną stresą, mes jo patiriame visi. Ir toks trumpas pratimėlis jums tikrai nepakenks, o padės. Ačiū labai.